Sostinėje Vilkas tik vienas, taip drąsiai prieš Vilniaus krepšinio klubų derbį pareiškė Vilniaus Ryto klubo sirgaliai, o patys krepšininkai tuos žodžius patvirtino. Mačo pabaigoje Vulfs klubą praktiškai vienas nuskandino Markusas Fosteris, o Vulfs treneriai žurnalistai po mačo priminė ir legenda tapusią Gintaro Krapiko frazę. Vilniaus Ryto sirgaliai sostinės derbyje tik antrus metus gyvuojančiai Vilniaus Vulfs komandai iškart triukšmingai leidžia suprasti savo priešiškumą. Šis derbis abiems komandoms yra principinis. Vulfs neslepia ambicijų nuversti Rytą, o pastarasis likti stipriausia Vilniaus ekipa. Tiesa, šįkart derbis išskirtinio fanų dėmesio nesulaukė. 10 000 vietų arenoje susirinko 500 000 Ryto aistruolių. Tiek, kiek susirinko, pilnai užtenka, kokybė tokia žymiai geriau prieš kiekybę. Apie tai, koks svarbus Rytui principinis mūšis sirgaliai taip pat priminė ir prieš rungtynes. Atėję į Ryto treniruotę su motyvacinėmis kalbomis. Fanai turėjo savo žodį ir tas yra labai svarbu, ypač legionieriams, žinot, kaip kas vyksta. Ir ketvirtajame kėlinyje Vulfs komanda skandinti pradėjo būtent legionierius. Šitokios tolimos Markuso Fosterio bombos parklupdė Vulfs. Amerikietis per paskutinės 3 minutės praktiškai pats nulaužė rungtynes ir Rytas triumfavo 16 taškų persvarą. Įspūdingai žaidęs Fosteris pelnė net 31 tašką. O po mačo Vulfs treneriui Nedui Pacevičiui žurnalistai priminė ir legendinę Gintaro Krapiko citatą, kai prieš 15 metų Žalgirį vienas skandino tuometinis Ryto lyderis Čekas Eiconas. Ir aš galiu pasakyti, kad tuo momentu mes neturim vaistų. Galit kalt mane prie kryžiaus. Kalbant apie 2 paskutinės minutės, galėčiau pacituoti trenerį, bet iki to mes dasileidom, kad mes duodam kažkuriem per lengvai priimti kamolį, tada jis žaidžia iš savo tų situacijų, ką jis nori žaisti ir tada yra labai sunku jį stabdyti. Šią pergalę LKL čempionate Rytas sustiprino savo poziciją antroje lentelės vietoje. Vulfs komanda Rytas lenkia 2 pergalėmis ir dar 2 rungtynes turi atsargoje.